Gerbiami keleiviai, darome viską, kas įmanoma, kad pagreitintume patikros procesą ir sutrumpintume laukimo eilėje laiką. Mes labai vertiname jūsų supratingumą ir kantrybę. Ekipažo Encanto merginos dovanoja jums savo dainą. Baby, calm down, calm down. Girl, this your body, put in my hands for lockdown, oh lockdown. Girl, you sweet like phantom, phantom. If I tell you say I love you, you know they for me younger, no younger. No tell me no, 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 oh, 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 oh. Gimnazija ką tik pasiekė neįtikėtiną žinią, kad grupelė mūsų 12-okų išvyko atostogų į Havajus. Negaliu patikėti savo ausimis. Kokios atostogos? Kokie Havajai? Mielieji, jūs gal iš protų išsikraustit? Juk iki egzaminų liko tik 100 dienų. Kraunatės lagaminus, dumet į oro uostą. Ten jūsų laukia Merkelio Račkausko oro linijų lėktuvas.
kuris jūs saugiai pargabens į Lietuvą. Kartoju, iki egzaminų liko tik 100 dienų. Ei, čiagi buvo mūsų matematikos mokytoja. Nesupratau, į ką irgi į Havajus paskui mus atskrido. Nenusišnekėk, čia tik jos balsas. Hebryte, mums šakės, mus susekė. Net oda paširpo išgirdus jos balsą. Bet iš kur jūs sužinojo? Juk nei viena mokytoja apie tai nesakė. Mūsų kuratoriai viską žino. Ką daro? Nu, aš asmeniškai tai tikrai neketinu nutraukti savo atostogų. Aš irgi, juk mes arėm beveik 12 metų, kaip kokie jaučiai. Ar jūs kurti? Juk aiškiai pasakė, kad iki egzaminų liko tik 100 dienų. Ar tikrai? Juk egzaminai tik birželio pradžioj, o dabar vasaris. Na, Taugryte, visą laiką sekdavas prastais su skaičiais. Žinokit, aš neseniai skaičiavau. Na, tikrai 100 liko. Tai ko čia pliurpiam ir laiką gaištam? Kraunamės lagaminus ir varom į oro uostą, o kitaip pavėluosim į skrydį. Varom! Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, put in my hands for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet like phantom, phantom. If I tell you say I love you, no day from me young down, no younger. No tell me no, 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 oh, 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 oh. Baby, come give me a lo, 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 lo. You feel like oh, 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 oh. Shawty, come give me a lo, 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 lo.
Mėly keleiviai, jūs sveikina Merkelio Račkausko oro linijos. Džiaugiamės, kad naudojatės mūsų skrydžiais. Garantuojame patogumą, saugumą ir aukštą aptarnavimo lygį. Tikimės, kad jūsų skrydis bus malonus ir nepamirštamas. Woke up in Brooklyn with a frown upon my face. Just left Wisconsin, where there's cheese enough to start this rat race. But thanks to the brothers' ride, we don't know where we'll sleep tonight. Yeah, I'm a bird in the sky, and tomorrow when I rise, I'll wake up in Paris with a new love in my heart. Or maybe Germany with that brand new pet I met in Stuttgart. Sky's the limit, it's time to play. I'll put down roots some other day. No need to be a lonely Joe. A jet set is the only way to go. Would you like new music and mystery? Each and every day who's the same old music and history. Make a new friend, then fly away and wake up in Texas where they treat their women right. And then try Hollywood where the stars get lived out in broad daylight. Any city near or far feels twice as good as where you are. When you're sick of the status quo, the jet set is the only way to go. Informacija keleiviams norintiems vykti. Gerbiami keleiviai, Merkelio Račkausko oro linijų lėktuvo reiso numeris 98 skrydžio laikas 7:30. Prašome nevėluoti į registraciją. Ačiū Dievui, kad spėjome. Niekada
ištiks nuo to lėkimo. Pasijaučiau kaip tikroj kūno kultūros pamokoj. Tai traukit visi savo pasus ir varom registruotis į skrydį. Palaukit, aš nerandu savo paso. Tu gal juokauji? Nejokauju, viską patikrinau, o paso tai nėra. Na ir puiku, aš niekur neskrendu. Žilvinai, nesimaigyk, ieškok Tai paso. kur man dar daugiau jo ieškoti? Aš pasilieku, o jūs varykit. Nu tada ir aš lieku. Mudu Havajuose prasisuksim ir be atestato, ar ne? Jums gal visai galvos perkaito. Išlaikysit egzaminus, gausit atestatą ir galėsit varyt nors ir pasaulio kraštą. Nu, o be gimnazijos baigimo atestato? Visi keliai užsidaro. Nu bet kad tos egzaminus dar išlaikytgi reikia. Nu gerai, va, Žilvitas tau pasas. Eik, tu Laurė su savo tais bairiais, vėl. Nu bet turit pripažinti, pati mintis pasilikt Havajuose tikrai buvo viliojanti. Ir aš būčiau pasilikęs. Gal pasilikt? Gerbiami keleiviai, primename, kad registracija į lėktuvo reisą numeris 98 į Vilnių baigsis už 15 minučių. Prašome nevėluoti. Ei, girdėjot? Tuoj baigsis mūsų reiso registracija, Smilte, tu girdi? Smilte, ko tu čia tripčiai, lyg būtum kažką pavogus? Na, suprantat. Na, žiauriai bijau, kad nepraeisiu bagažo patikros. Ta prasme nepraeisi. Tu ką, kokios kontrabandos pasiemus? Na, ne kontrabanda. O tai ką tada? Na, suprantat. Nu, aš žiauriai stresuoju. Tai ateinantis egzaminai, na, man kelia tokį siaubą. Nu vat būtent, kam jie nekelia siaubą. Tai pasiliekam čia 100 metų tie egzaminai. Jo, iš būt gerai. Laurinai, tu ir vėl pradedi savo dainelę. Einam į skrydį, pavėluosim. Smitei, ne? Tau gal lagaminą padėti? Ne, nereikia. Na, aš lagamine turiu. Ir ką tu ten turi? Driežą kokį? Juk tu pas mus gyvūnų mylėtoja. Na, aš į lagaminą įsidėjau, na, maišelį smėlio. Smėlio? Na taip, mokytojai dainiai vežu lauktuvių. Smilte, tavegi supakuos, dar pagalvos, kad... Staigiai trauk lauką. Na gerai, palauk, matai, kad tiek daiktų turiu, kaip man ištrauk. Ir čia viskas, ar ne? Na ne, nu turiu dar. Dar? Gerai, viskas sutvarkyta. O daugiau niekas nieko neturi? Net aš nieko nebeturiu. Nu tai ką, lekiam? L is for the way you
ponios, jūs sveikina Merkelio Račkausko oro linijos. Registracija į lėktuvo reisą numeris 98 į Vilnių baigta. Ladies and gentlemen, welcome on board Flight 98 of Merkelis Račkauskas Airlines. Your safety is our top priority. Ką jie čia kalba? Gal gali patylėti, leis paklausyti? Nu gerai, gerai. We are currently third in line for takeoff and are expected to be in the air in approximately 7 minutes time. Gal galite biškį lėčiau? Aš tikrai nieko nesuprantu. We ask that you please fasten your seatbelts at this time and secure all your baggage underneath your seat or in the overhead compartments. Ai, tai čia apie maistą ir gėrimus. Skrydžio metu. Aš kaip tik išalkęs. Please turn off all personal electronic devices or activate flight mode. Smoking is strictly prohibited anywhere in the aircraft, including the toilets. Toilets. Tai čia ką, tulikai neveikia lėktuve? Laurinai, tai į kelnes teks tų varyti. Ladies and gentlemen, on behalf of the crew, I ask that you please direct your attention to the monitors above as we review all the emergency procedures. Nu, atsiprašau, gal galėtume dar kartelį pakartoti, nu aš nieko nesupratau. Jaunuoli, aš irgi nesupratau, ką reikėjo 12 metų mokykloje veikti, jei anglų kalbos nemoki. Mokykis, prašau. Tai kad ir čia viskas angliškai. Marina, ir kaip tu tikėsi išlaikyti anglų kalbos egzaminą? Gal tu geriau net neiki iš viso. Sveiki, sveiki. Labą dieną, labą dieną. Atstovauju pačią geriausią draudimo įmonę Lietuvoje. Girdėjau, kad jūs ir netgi tu esat neapsidraudę. Siūlo padaryti čia ir dabar tai. O kokia prasmė mums drausis, jeigu mes to išskrisime? Nu tikrai, matote, esame visi sveiki ir gyvi. Būtų be reikalo išleisti pinigai. Na ką jūs, jaunuoliai, draustis visada apsimoka. Netrukus pakilsite į orą. O juk lėktuvai irgi dūžta. Man jau bloga. O jeigu kažkas tikrai atsitiks? Jeigu nukrisim? O Dieve mane pykina. Gal maišelį kažkas turi? Klausykit, gerbiamasis, gal užteks mus čia gąsdinti? Nesijaudinkit, aš tikrai jūsų negazdinu. Draustis niekada nevėlu. Galite apdrausti save, savo bagažą, savo augintinį ar atidėtą skrydį. Ir draudimas jums tikrai brangiai nekainuos. Sumoka 35 eurus ir esat ramus. O ko tai brangiai? Nu, paskaičiuokim. Nu, ačiū. Ir vėl skaičiuoti. Aš jau per 12 metų matematikos pamokoje iki kaklo atsiskaičiavau. Tai ir puiku. Žiūrėkite. Sumoka 35 euriukus ir atsitikus draudime numatytam įvykiui gaunat 5000 eurų. Neblogai, ne? O dabar įsivaizduokit, jeigu įmoką padidinsit bent 3 kartus. Tuoj, aš įsitrauksiu skaičiuoti. Nereikia. Aš sąžiningai galiu jums pasakyti, kad gausi 10 000 eurų. Kažkaip įdomiai jūs čia skaičiuojat. Jei 3 kartus daugiau, tai 15 000. Ne, palaukit, man iš viso čia kažkokia nesąmonė gaunas. 150 000. Nu, matau, mergit, tau su matematikos žiniom sunkiai. Tai ką, draudžiamės, pasirašom sutartėlę, susimokam ir visi laimingi. Žinokit, Hebra, kažkaip nepasitikiu šito tipo. Iš akių jau matau, kad kažkas su jo ne taip. Na ką jūs, jaunuoliai, negi jūs nemokat skaičiuot? Jūs nesuprantat, kad mes galim praturtėt? Ir vėl tie draudikai. Jum tik makaronus ant ausų kabint žmonėm. Na, čia yra jūsų reikalas. Bet be šito standartinės sutartėlės matematikos egzamino neišlaikysite. Tad jeigu ką, žinot, kur mane ras. Gero skrydžio. Tiesą pasakius, man to matematika jau sapnuojasi. Nu, aš to matematikos egzamino irgi žiauriai bijau. 4 metus mums kartoja. Matematikos egzamino neišlaikė.
reikia tiek ir tiek. Žinot, man tokia idėja šovė. Jeigu kokia kompanija sugalvotų draudimą nuo egzaminų. Pavyzdžiui, sumoki 100 eurų, neišlaikai matematikos egzamino, gauni 10 000 eurų atgal. Aš pasirašyčiau. Kur pasirašyt? Dėmesio, dėmesio. Dėl prastų oro sąlygų lėktuvo reisas numeris 98 į Vilnių atidedamas 1 valandai. Visoje Lietuvoje siaučia pūga, oro temperatūra -22 laipsniai Celsijaus. Tikimės, kad laukimas mūsų oro uoste jums neprailgs. Jūsų laukia įvairios pramogos ir siurprizai. Nu žinokit, tikrai man nesinori į tą gimtinę. Aš jokių šiltesnių rūbų nepasiėmiau. O kas pasiėmė? Kokia graži žiema, tik baltos snaigės krenta, o mes tokie jauni, tartum ir vėl 16-iniai. Žiūriu tenai gatve, graži mergaitė bėga, pamačiusi mane, įmetė gniūžtę sniego. Žiema, žiema, snaigės veidą bučiuoja ir taip gera širdį, o kodėl nežinau. Žiema, žiema, snaigės veidą bučiuoja ir taip gera širdį, o kodėl nežinau. Mergaitė, tu nebėk, visiems tave sugausiu ir baltame sniege veidelį tau nubrausiu. Mergaitė, tu nepyk, aš čia niekuo nekaltas, tai tik kalta žiema ir šitas sniegas baltas. Žiema, žiema, snaigės veidą bučiuoja ir taip gera širdį, o kodėl nežinau. Žiema,
iš kur gavote? Neuždavinėk kvailų klausimų. Nusipirkom. Juk pilnas oro uostas parduotuvių. O iš kur babkių tiek turit? Tėvai davė. Korepetitoriams aišku. Bet būti pas juos neėjame, o tos eurus taupėme. Nemažai pritaupėm. Žinot, kiek šiais laikais korepetitoriai kainuoja? Užsikėlė tomas kainas. Bet tai juk viena iš galimybių geriau egzaminams pasiruošti. Oi, nepergyvenk, Vytaute. Išlaikysime tuos egzaminus. Bet mes vis dar turim pinigų. Varom į kavinę. Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, put in my hands for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet like phantom. If I tell you say I love you, know that for me younger. No, tell me no, Baby, come give me a lo. Negali atskristi į Havajus? Na, gal ir gali, bet dabar ne atostogas. O kaipgi pamokos? Bet ir jūs ne mokykloje. Ir kiek prisimenu, šiemet ne vieną kartą skridote į Turkiją, Egiptą, slidinėti į Alpes.
Na taip. Nu, mes taip pavargome nuo tų mokslų. Ir aš pavargau ir sugalvojau pasidovanoti savo atostogas. Ir jūs ilgai atostagausite? Mėnesį. Visą mėnesį? Jūs gal juokaujat? Kas mokytoja? Iki egzaminų liko tik 100 dienų. Bet mes dar nepasikartojom, tiek daug neišmokom. Mokytoja, mes be jūsų niekaip nepasiruošim lietuvių kalbos egzaminui. Stop. Viskas jūsų rankose. Reikėjo uoliai mokytis visus tuos metus. Jūs atostogavote, dabar aš noriu patostogauti. Seniai svajojau apie Havajus, vandenyną, saulės smėlį ir parnas. Dėmesio, dėmesio. Keleiviai skrendantis reisu numeris 98 skubiai kviečiami prie įlaipinimo vartų. Girdėjot? Čia mūsų reisas, mums reikia paskubėti. Mokytoja, o gal skrisite su mumis atgal? Kodėl turėčiau? Nu, taigi jūs mūsų mokytoja, jūs esate už mus atsakinga. Gal tu ir teisus, Laurynai, bet pirmiausia, jūs esate patys atsakingi už save. Kaip pasiklosit, taip išmiegosit. 12 metų klaidžioja literatūros labirintais. Nepamirškite to, ką rašytojai buvo papasakoję savo kūriniuose. Oi, kaip karšta. Sarbievijus teigia, kad svarbiausia visur saikas ir kuklumas. Donelaitis mokė, kad svarbu puoselėti savo... Pamiršau tekstą. Kad svarbu puoselėti savo tautinę tapatybę. Daukša sakė, kad nepamirškite, kas esate, lietuviai. Nepamirškite klausti ir ieškoti atsakymų, kaip tai darė Hamletas. Greičiau priimkit sprendimus nei Liudas Vasaris. Visada ir visur išlikite stoiški, juk to mokė Krivickas. Prisiminkit, kad ironija stipriųjų savybė ir tik ji padėjo Sruogai išgyventi lagerį. Mylėkite gyvenimą, bet mokėkite gyventi ir dūžtančiose formose, juk taip sakė Mačernis. O gyvenimas anot Radausko prasideda tada, kai kaštanas ima žydėti. Mėlieji, kas tas 100 dienų prieš 12 metų ir visą gyvenimą? Mirksnis. Taigi, linkiu jums gero skrydžio. Ir, kaip sakė Horacijus, carpe diem! Mokytoja, ačiū Jums už šios padrasinančius žodžius. Jūs ramiai atostagaukite. Susitiksime Lietuvoje. Jūs galite mumis pasitikėti. Mes Jūsų nenuvilsime. Tikiuosi.
Netrukus prasidės Merkelio Račkausko 98-osios laidos skrydis. Šio skrydžio kapitonė Merkelio Račkausko gimnazijos direktorė Asta Žukauskienė. Skrydžio antroji pilotė gimnazijos pavaduotojo ugdymui Lena Krygelėnė. Skrydžio palydovai Gitana Svirskienė ir Laimonas Terasius. Svajonės užaugina sparnus, kad galėtume jausti, kurti, džiaugtis ir atrasti. Kad galėtume skristi viena kryptimi ir kilti vis aukštyn ir aukštyn. Ponai ir ponios, užsisekite saugos diržus, mūsų lėktuvas jau kyla. Laimingo jums skrydžio 98-osios laidos abiturientai. Sveiki sugrįžę namo, visi jūsų taip laukia. Bet turbūt labiausiai jūsų kuratoriai. Kviečiame mūsų gimnazijos direktorę Astą Žukauskienę. Žinot, šiandien noriu pasakyti ypač būsimiems ketvirtokams. Šimtadienis turi, privalo ir bus. Ir iš tikrųjų tiesiog labai dėkinga su jums. Oi, žinokit, kaip aš jaudinuosi. Svarbiausia, jūs grįžot. Mokytoja irgi parsigražinsim kaip nors. O šiandien taip pat rimta kalba, nes tas 100 dienų iš tikrųjų jis yra 100. Prieš tai buvo 1100. Aš dar šiandien, kad man drąsiau būtų, pakviesiu ir mamą, ir Mažeikių merę kartu, jeigu galima, gerbiamą Rūtą Matulaitę, užeikit pas mane. Ir gerbiamą Kristiną Kleišienę, taip pat užeikit čia. Mums trise bus daug smagiau. Labas vakaras, labai smagu, iš tikrųjų mūsų trijulė, nežinau kaip tai vaikam už nugaros. Tai, 100 dienų, iš tikrųjų jie parskrido ir išskris. Šiandien labai jautri diena ir tai jau kartojasi eilę metų, todėl kad, kaip ir sakiau, 1100 prabėgo, o tas 100 jis tiesiog praskris. Ir dėkinga aš už tuos metus. Dėkinga už tai, kad buvome kartu. Dėkinga, kad šypsojame susitikę koridoriuose. Dėkinga, kad gražiai sprendėme problemas. Dėkinga, kad džiaugiamės vieni kitais. Iš tikrųjų noriu padėkoti visai gimnazijos bendruomeniai. Ir ne tik mes, gerbiama pavaduotoja Lena, Gitana, Laimonas, yra didžiulis ekipažas, kuris kartu skrido su jumis, tai yra mūsų mokytojai visi. Jie irgi jaudinasi, jie irgi pergyvena ir jie tiki ir pasitikė jumis. Taigi ką, trumpai, 100 žingsnių, tvirtų ir ambicingų. 100 naujai prirašytų baltų popieriaus lapų. Dar tos informacijos, kurios iki šiol neprirašėte. 100 žvilgsnių į tėvelius, į artimuosius, į mokytojus, į pačius artimiausius. 100 šypsenų sau ir kitiems. Mylėjai, mes jūs tikrai labai mylime ir mes labai tikime jūsų sėkme. Būkite laimingi, svarbiausia, kur be nuskristumėt.
Labas vakaras, gerbiama direktorė, mamytė, abiturientai, mokytojai, visi pedagogai, bendruomenė, na ir žinoma, tėveliai, seneliai, draugai. Žinot, šį vakarą ypatingai jautrus vakaras. Ir aš šį vakarą labiau kalbu ne kaip merė, bet kaip Danielės mama. Šitie pasirodymai, kuriuos regėjom, nukėlė mane ir tikiu daugelį tėvelių. Į tuos pasirodymus, kur stebėjom vaikus dar pradinėse klasėse, kur būdavo daug švenčių, daug renginių. Ir žinot, tas jautrus vakaras mums kiekvienam. Nes paskui dar viena karta, kuri jau skaičiuoja paskutinės dienas, paskutinės žingsnius 100 dienų, būtent šioje mokykloje. Jie pradėjo tą savo kelią nuo 1 klasės. Maži, nedrąsus, kaip jauni daigeliai, šiandieną yra užaugę, drąsus, ryškus, žinantis, ko nori, ko trokšta žmonės. Ir iš viso širdies linkiu mums visiems, ir tėveliams, ir vaikams, ir mokytojams, visai bendruomeniai, taip kaip sėkmingai pradėjome, taip kaip ėjome sėkmingai visus 12 metų, taip ir tą 100 dienų, drąsiai, ryžtingai, nes tai yra tik 100 dienų, kaip čia visi jau šiandieną kartojo. Ir tai yra tik, pasikartojimas į tą 12 metų žinių klodą, tai jau yra tik truputėlis dėmesio, susikoncentravimo, susikaupimo ir žengiam drąsią koją į savo svajonės, į savo norų išsipildymą. Taigi, mėlyje, linkiu visiems ir kiekvienam. Jūsų sparnai yra užauginti, tad linkiu iškėlus tos sparnus pasiekti savo svajonę, savo tikslą ir svarbiausia, kad džiaugtumėtės jūs patys, kad būtumėte laimingi, išpildę savo svajones. O jeigu ir nepavyktų, tai yra tikrai dar yra daug galimybių, daug kelių ir turite daug bandymų. Taigi, mėlyje, 100 dienų ir tai yra labai, labai trumpas kelias į jūsų ateitį, į jūsų suaugusiųjų gyvenimą. Kuo didžiausios sėkmės jums visiems. Labas vakaras visiems, gerbiama direktorė, merė, abiturientai, kuratoriai. Iš tikrųjų, jūs praktiškai viską pasakėte ir taip net susigraudinau, nes iš tikrųjų, kaip man, kaip mamai, nepaprastai gera ir džiugu matyti mūsų vaikus tokius gražius, tokius užaugusius ir tuo pačiu tokius laimingus. Jie šiandien tokie atsipalaidavę ir taip norisi, kad jie išsineštų tą emociją ir per tą 100 dienų. Taip, jūsų laukia ilgas kelias, bet ir tuo pačiu jūs prisiminkite pačias gražiausias emocijas, kai pradėjote nuo pačių mažiausių žingsnių dideliuose mokyklos koridoriuose ir dabar štai jau pildote paskutinę 12 klasės sąsiuvinį. Ir jame užrašykite pačius gražiausius prisiminimus mokykloje, pačias gražiausias draugystės, pačius didžiausius pasiekimus ir žinoma, sėkmės jums didžiausios. Tikėkit savim, nes jūs esate be galo talentingi, visi čia matė, ką jūs išdarinėjate. Iš tikrųjų, pirmyn, kelkite aukštyn galvas, kelkite sparnus ir siekite savo svajonių. Gero jums vaikai. Aš dar kartelį, dar vieną sakinuką. Iš tikrųjų noriu padėkoti visai tai kūrybiniai komandai, mokytojams Natalijai, Laimonui, gerbiamai Daivai ir visiems mokytojams, kurie atliko ir artisto vaidmenį. Visiems iš tikrųjų buvo be galo jauku ir miela ir gera. Taigi, ačiū.
nedaug šviesos. Išmok nepaklysti erdvėje. Kiekviena diena ir nauja daina ją išgirs ir saugok ją. Žemėje daug kelių, išeiti lengviau nei sugrįžt, kaip atras save ateities sapne, kai maža žvaigždė nušvis. Aš žinau, viltis gyvens kiekvienoj mažoj širdy, skleidžiasi laimės paslaptis pajaus, skrydis toks svaigus ir laikas nesvarbu, nes greitai žmogus atgimsta. Mano balta knyga, kur žodžių nėra, tik mintis. Tai išlaisvink ją ir paleis į plačias svajų erdves. Laimės nebus per daug, jei meilė užmerkia akis. Tik neklausk kada, ateities sapne, kai maža žvaigždė nušvis. Aš žinau, viltis gyvens kiekvienoj mažoj širdy, skleidžiasi laimės paslaptis pajaus, skrydis toks svaigus ir laikas nesvarbu, nes greitai žmogus atgimsta. Džiaugiamės, kad mūsų šventėje dalyvauja ir būsimi mūsų gimnazijos abiturientai. Taigi, trečiokų sveikinimas. Šiandien jūsų šventė, šimtadienis. Ji turi dvi reikšmes. Pagaliau 100 dienų ir baigsit mokyklą. Deja, tik 100 dienų ir teks laikyti egzaminus. Jums tikrai prireiks jūsų sukauptų žinių ir sėkmės. Visose situacijose ieškokite galimybių ir išeisite kaip nugalėtojai. Mes jums linkime kuo didžiausios sėkmės likusioje 100 dienų trasoje ir ieškantis gyvenimo kelio. O dabar apie linksmybes. Nepamirškite, šimtadienis tai pats didžiausias vakarėlis, kuris kupinas džiaugsmo plačiausių šypsenų. Tai gero jums šio vakarėlio!
Mūsų šventės pirmoji dalis artėja į pabaigą. Tikimės, kad šimtadienio vaidinimas Skrydis jums patiko. Dėkojame visiems mūsų mokytojams, kurie negalėjo savo jėgų ir laiko pasiruošimui. Ačiū! Bet labiausiai norime padėkoti teatro mokytojai režisieriai Daivai Skaringieniai. Kviečiame į sceną. Pasitikime aplodismentais. Nors vaikai buvo išdavę, kad kviesti sceną, bet prisipažįstu, žinau, kad negalvoju, kad reikės kalbėti. Iš tikrųjų, aš vis galvoju, kad man jau, nesakysiu kiek metų ir aš vis niekaip neišeinu iš tos mokyklos. Nes daug metų švenčiu rugsėjo 1. Dabar, kai pradėjau Račkausko gimnazijoje dirbti, tai dar prisidėjo kelios tokios labai jautrios šventės, tai šimtadieniai ir paskutiniai skambučiai. Aš labai trumpai, tikrai šitie vaikai šiandien, visi, kurie buvo scenoje, yra kažkokie fantastiniai. Tikrai aš manau, kad visa gimnazija, mes jais galime didžiuotis, o man tai buvo vaikai tik tai malonumas ir garbė su jumis kažką tai kurti. Ačiū jums labai visiems. Pats didžiausias ačiū jums, mūsų mokytojai. Ačiū už jūsų meilę, šilumą ir rūpestį. Ačiū, ačiū, ačiū. Austėja, bet juk dar nesudainuota pati mėgstamiausia daina mūsų gimnazijoje. Juk žinai kokia? Tai žinoma, kad žinau. O jūs ar žinote? Taip, mėlynos gatvelės. Scenoje Bros Band ir Allegro šokėjos. Mėlynos gatvelės, kas atspėti gali, jis nevaldo akmenio gražiai.